Į tradicinius ketvirtadienio virtualaus futbolo mūšius šįkart pakviestas Anglijos rinktinės gerbėjas Marijus Mikutavičius. Prieš savaitę svečiuose lankęsis Aleksandras Pogrebnojus patyrė fiasko, tad šįkart apsilankė žmogus, ne vieną naktį praleidęs virtualiai žaidęs futbolą. Prie tokių žaidimų, prie fulios atsimenu, iš viso būdavo, kad tu pasiėmė laus ir tu praleidai visą naktį, nes praktiškai sužaidė visą kokį nors turnyrą, paskui dar vieną ir netgi buvau pasidaręs, kad tu galėdavai žaisti prieš visą pasaulį, žaisdavau online. Tik tai, kad pas mane buvo internetinis ryšys prastokas, dėl to paskui mečiau tą daiktą. Plius mane ten visi daužė, dėl to labai buvau nervuotas. Sport1 komanda šįkart gynė Vokietijos garbę Marijus Mikutavičius Anglijos. Rungtynių pradžioje vokiečiai įgijo persvarą, tačiau vėliau ir anglai turėjo kuo pasigirti. Šiaip tarp draugų irgi yra dvi grupuotės pagrindinės. Tai yra anglų gerbėjai ir vokiečių. Tai jau patikėk manim, jau kai vieniem nesiseka, kitiems sekasi. Ai, tu pažiūrėk! Yeah! Tu matei? Heskis? Dar Heskis gyvas. Ne, kaip jisai to bus miręs. Ir vokietukų treneris nervuojasi. Po 3 praleistų įvarčių pagaliau šventė atėjo ir į Marijaus kiemą, o kadagi šventė ateis į Lietuvos rinktinės kiemą. Su dabartiniu gyventojų skaičium galima patekti, jeigu turėtume kitą ekonominę padėtį ir jeigu būtų kita ekonominė padėtis, gal mes turėtume kitą požiūrį į futbolą. Bet tai yra viskas labai dėsninga ir mes, aišku, galim iššauti kaip kokie Latvijos Europos čempionate. Bet reikia pripažinti, kad mes visą laiką būsim tarp outsiderių ir čia nieko nepadarysim. Marijaus valdomi Anglijos futbolininkai patyrė pralaimėjimą 1-4. Anglai troško revanšo. Galim revanšą? Revanšas buvo, tiesa, neatlaikęs įtampos, Mikutavičius po 2 praleistų įvarčių ir gautos raudonos kortelės paliko aikštę. Kas? Paskutinės vilties panašu? Kokios paskutinės vilties? O, paskutinės vilties pražanga. Viso gero.